Sveiki, esu uždarų patalpų golfo klube Golfin. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų prenumeruoti mūsų YouTube kanalą Golfin Vilnius. Golfin golfo klinikos užduotis – taisyklingai išmokinti žaisti jūs golfą. Praeitoje golfo klinikos pamokoje aš jūs išmokinau taisyklingai pasiimti lazdą į rankas ir taisyklingai atsistoti prie golfo kamuoliuko. Su šitais dviem patarimais tikrai sprendžiau daugybę jūsų klausimų ir problemų tam, kad palengvinčiau jūsų žaidimo kokybę. Šiandien kalbėsiu apie užsimojimo pradžią. Kaip taisyklingai aš turiu startuoti su golfo lazda tam, kad aš įvykdyčiau visą svingą taisyklingai. Ir čia yra tikrai daugybė jums patarimų, kurių duosiu, ar mano galva gali judėti šonas, ar gali jinai kilstėti į viršų, į apačią. Ir svarbus dalykas, koks turi būti kojų balansas, kad aš taisyklingai atlikčiau visą golfo judesį. Nieko nelaukiam ir pradedam tobulinti savo svingą. Pasiėmam lazdą į rankas, atsistojame prie golfo kamuoliuko. Svarbus dalykas, golfo lazda šitaip negali būti prie kamuoliuko ir negali būti petmenai padėta. Užsimojimo pradžia, pečių pasukimas ir lazdos galvutė žiūri į kamuoliuką. Tai reiškia, tarp padėjimo lazdos prie kamuoliuko ir užsimojimo pradžios niekas nepasikeitė. Atsistoju, šitoje vietoje yra trikampis ir šitą trikampį aš tiesiog pastumiu. Ne šitaip, ne taip, o tiesiog aš jį labai paprastai pastumiu į priekį. Taip aš garantuoju labai taisyklingą lazdos startą. Kai pasukau pečius, reikia įjungti riešą. Kai įsijungia riešas, matot, kad lazda yra štai tokioj pozicijai, čia yra teisingai, bet gali jinai būti ir uždaryta. Svarbiausias dalykas, niekada golfo lazda negali būti atidaryta. Ir kaip matot, aš labai tiesiai užsimoju. Tai reiškia, mano golfo lazda nevaikšto į šonus. Neteisingas, neteisingas, neteisingas. Teisingas. Pasuku pečius, įjungiu riešą ir aš esu tinkamai padėti užsimoti toliau ir nusmūgiuoti golfo kamuoliuką. Dabar kūno startas yra taip, kad jūs turite turėti omeny, kad jeigu aš užsimoju su pečiais, juda pečiai. Nejuda kojos, nejuda riešas ir nejuda galva. Svarbus dalykas yra pečiai, rankos. Jokių tokių golfo judesių nepatariu daryti, nes tai sumažina jūsų tikimybę taikliai pataikyti golfo kamuoliuką.